Sveiki, mėlyjeji. Geras su jumis vėl susitikti. Esu Ana. Daugelis mane seka mano privačiam puslapyje Mediko žvilgsnis pro rožinius akinius. Ir tai yra tiesa. Aš esu Oksana ir esu medikė, surinkusi patirtį, kuri galėjo man leisti pažinti labai įvairius žmonės. Dėka skausmo gimsta didesnė meilė. Tais pojūčiais aš vadovaujuosi tikrai labai giliai ir nuoširdžiai. Dalinuosi gyvom istorijom lygiai taip pat ir mano pačios, kadangi teko man pabūti dviejose barikadų pusėse, jau kaip ir pasikartoju, ir kaip atstatyti sveikatą ir kaip lengva ją kartais prarasti. Tai vat, kad jums taip neatsitiktų, tam sukūriau šitą grupę. Ir tikrai labai esu laiminga, matydama laimingesnius žmonės nuo tos dienos, kada man tie rožiniai akiniai nukrito ir aš pradėjau labiau gilintis, ieškoti kitų alternatyvų, kaip savo labiau pakenkti, nepakenkti, o padėti. Nes tikrai buvo per daug didelis tempas, buvo per daug gal to viso, ko jaunam žmogui kartais užkrauna per daug, bet užkrauna būtent tam galbūt, kuris paneša, bet kartais ir nepanešam, žinokit. Tai dėl to, kad visiems šią dieną būtų daug ramiau, daug lengviau gyventi, tai tiesiog kartais prisijungiu spontaniškai ir visą laiką jaučiu didelį dėkingumą ir grįžtamą į ryšį, ir dėl to su jumis labai lengva man kalbėtis, nes tikrai suprantam vieni kitus, kad aklam jau negali daug, kaip sakau, vaikščioti, tu turi jau šiais laikais labai mokėti atsirinkti, savo nebekenkti ir jeigu negali padėti kažkaip, tai bent nekenk. O kad nekenkti, reikia labai daug turėti žinių. Ir disciplinos, ir gerų draugų, ir humoro panaudoti, kaip aš sakau, po lašelį pavartokim humoro, kuris nieko nekainuoja, tiesiog gaminasi vitaminas C, neapsisunkinus. O šiandieną tai yra tokia diena, man jinai yra tikrai tokia, kaip pasakyti, brangi diena, kadangi aš gyvenu šiuo metu su katyte ir jinai švenčia gimtadienį. Mano gražuolė Ufa, jai yra 2 metai ir labai esu dėkingai, kaip pasakyti, iš kur jinai atkeliavo, gal papasakoti. Jinai atkeliavo iš Lietuvos, nors šiuo metu mes gyvename Skandinavų šalyje. Ir jos istorija tikrai buvo labai, atsiradimas mano namuose katytės, tai buvo tikrai labai nenumatytas visiškai mano planuose reikalas, bet kadangi mano šeimoje sesę turiu taip pat ir jinai sako, tau reikia gyvūnėlio. Ir tokia buvau pedantiška labai ir medikas ir atrodė, kaip dievulėlio aš su ta katytė, taigi čia bus man tik vargas. Šią dieną galiu pasakyti, aš atsigavau, aš turiu kam duoti meilę, aš turiu iš ko paimti meilę. Ir tai mane labai padarė, tiesiog įprasmino mano kiekvieną dieną ir mano kasdienybėje yra pačios laimingiausios dienos. Tai Ufa dabar kažkur jinai čia gainiojasi, bet jinai jau yra pripratus, kad mes esame eteryje, kartais jinai man už nugaros ateina. Tai jeigu taip šiandien įvyks, aš jums ją parodysiu, o jeigu ne, po laivo aš įdėsiu juos keletą tokių triukų, tai gal kažkam tai prisigamins vitamino C. Tai pasijuokti galima, žinoma, iš gražių dalykų. Lygiai taip pat šiandieną sutapo, kad yra pasaulinė maisto diena ir boso diena. Tai dar tas gimtadienis taip sutapo su mano vienų pažįstamų ir tikrai artimų žmonių gimtadieniu. Mane suvedė likimas su holistinio požiūrio žmogum ir tiesiog jo šeima, tai yra Vaidutė. Ir jeigu tu, Mindaugai, mane šiuo metu matai,
Tai aš labai tave sveikinu su gimtadieniu, kuris yra tau ypatingas, jis yra jubiliejus. Ir tikrai galiu netgi gal ir paprašyti, kad galbūt rasim laiko, kad Mindaugas pats galėtų mums papasakoti, kaip jisai veda gražiai savo gyvenimo būdą, kaip jisai disciplinuotai laikosi tam tikrų dalykų ir turi begaliniai tikrai gerą širdį ir ištvermę. Ir aš ką jame pastebėjau, tai labai norėčiau palikti pabaigai intrigą, nes Mindaugas jisai turi begaliniai gražias kojas, žinokite. Tai jeigu jisai sutiks pasidalinti savo paslaptimis, tai labai labai būtų smagu tikrai ir kad jūs išgirstumėt jo pasakojimą, nuo ko jisai pradeda rytą, kaip jisai veda savo gyvenimo būdą, kokiu būdu jisai funkcionuoja. Tai manau, čia tikrai kiekvienam būtų labai naudinga tą išgirsti. Tai va, ką dar noriu pasakyti šiai dienai, kad mano kely su boso diena, kad sveikintų, tai gal pirmą kartą, Edita, tu mane gal irgi girdi, šiandieną ryte sako, taigi tu mano bosė, aš sakau, nu tikrai aš nesu bosė, mes kiekvienas savo gal esam bosas, bet tam tikroj veikloj mes vieni kitus tiesiog atrandame kaip mokytojus, kaip kurie gali kažkur pamotyvuoti mus. Tai jeigu kažkam tai taip atrodo, kad bosai, tai aš sakau, sveikinu šiandieną visus savo draugus, bosus, kurie tikrai yra sukūrę ne tik verslą, bet ir atkūrę save, sukūrę savo Ufytė, matot mano, tai jai šiandieną yra gimtadienis, 2 metukai, tikiuosi, jinai čia neprisbitkins mum, tai labai tokia ypatinga diena iš tikrųjų. Matau širdelės, labai dėkojam ir lygiai taip pat Ramintai, kuri yra vos ne antra mama auklė, kuri padaboja mano kyse. Jos labai susidraugavo, tai irgi viena kitai bosės, tai va sveikinu su ta boso diena. Ir ką noriu pasakyti, kad aš esu be galo tikrai dėkinga, galėdama taip laisvai tiesiog kalbėti galbūt, nes tai yra man labai tikri dalykai. Tai vat, jeigu mato mane, galbūt Ingutė, Laura, Daivutė, Vaida, Mindaugas, mano sūnus Rokas, mes kiekvienas esame savaip saubosės iš tikrųjų. Ir galbūt Ieva, gal Norvegija, Danija, ir Eduardas su Eglutė, ir Vitalija su Algiu, ir Almutė, ir Astutė, ir Vaidota. Jūs tiek esate tikrai ypatingi žmonės, kur tikrai siusti esate man Dievo, ir aš kiekvieną rytą atsikeliu, aš apie jūs tiesiog pagalvoju, padėkoju, pasimeldžiu, kad esate nebeingi bent jau savo sveikatai ir draugystė, ir kuri jinai tęsiasi, ir toks yra suvokimas, supratimas, kada mes dalinamės tikrai pačiais gražiausiais dalykais iš tikrųjų. Nes tų slogių nuotaikų, tų, kas pasaulyje vyksta, ir tie karai, ir tos, kaip ir maisto diena šiandien, ar ne, aš pagalvojau, kiek žmonių kartais neturi maisto. Ir tikrai tai jau net nebekeista, ar ne? Ir kiek to maisto kartais mes galbūt nepagalvoję ir išmetam. Tai kiekvieną rytą aš vaikštau labai daug kilometrų ir dabar po laivo aš lygiai taip pat eisiu savo žingsniavimo žingsnis. Tai kas mane nustebino skandinavų šalyse, kad kiekvieną rytą aš praeinu pro keletą gatvių ir ten yra pakabinti krepšeliai, ten yra sudėti obuoliukai, pats žmogus gali prieiti, pasivaišinti, yra parašytas labai gražus žodis vašagut, tai paimkit, prašom. Tai žinokite, kaip ir į bažnyčią tenka apsilankyti, kai klausia, už ką meldiesi, tai žinokite, aš už tos labai tokius paprastus dalykus meldžiuosi, už tų žmonių geras, taures, gražias širdis, kurie turi tokį suvokimą, atjautimą. Ir šiandieną tas maisto diena,
tai pati savo nusprendžiau, kad tiesiog ketvirtadienį važiuosiu vėl į bažnyčią, kurioje mane pakvietė, tai yra Filadelfija bažnyčia, Stokholmo centre. Ten ateina labai daug atvykėlių iš karo šalių ir tiesiog sunku jiems susikalbėti ir reikia pavertėjauti galbūt. Tai aš pasisiūliau tiesiog ir prisidėti prie maisto gaminimo ir patarnavimo procese ir bendravimo procese. Ir tiesiog galbūt netgi ir kaip mes darome tos detoksus, ar ne, namuose, kad mūsų kūnas būtų gražus, kad sveikas jisai būtų. Tai aš nusprendžiau tas dienas, kurias aš darau detoksą, aš tiesiog ką nevalgau arba tiesiog ką įprastai darau, kur atlieka man tenai ir keletą gerų maistinių medžiagų iš produkcijos, kurios vartoju, ten amino rūgštis, dar kažkas, ko mums reikia tikrai organizmui. Aš tiesiog paaukosiu, pasidalinsiu ir nors kažkiek būsiu prisidėjusi prie tos maisto dienos. Nes aš tikrai žinau, ką reiškia būti žmogui, kartais paklupdytam ir tiesiog neturėti drąsos paprašyti, įsigyti maisto, kada jo nėra už ką įsigyti. Tai šiandien dėkoju Dievui, kad mano katytė turi valgyti, o pagalvoju, kiek daug žmonių neturi galbūt, ar ne? Tai jeigu jūs mane girdite, aš tiesiog turiu tokį prašymą, kad jeigu jum atlieka kartais kažkoks kąsnelis maisto, tai gal kažkur gyvūnėlių draugijai, gal kažkur tai žmogui, kuris, gal kaimynas, jisai tikrai neturi, gal ir tikrai kažko tai tiesiog pasidalinti. Tai aš drąsiai tikrai einu tą gatvę, kur yra padėti tie oboliukų ryšuliukai, kad ir po kilogramą, aš tikrai juos paimu ir nesigėdindama parnešu kitą kartą, net ir kaimynam padedu, nes gal kiti užsijėmė, neturi kada tiek laiko ir vaikščio, tai aš esu už tai, kad mes kažkaip atjauskime, kad yra tokios dienos, ne tik, kad jos yra šventė švęsti, bet ir yra tokia maisto diena, o pas kažką galbūt visiškai to maisto nėra. Tai vat tokią misiją norėjau atnešti šiandieną. Nėra aišku prievolės jokios, bet kada tu esi labai labai laimingas, tu esi tada turtingas. Ir kada tu jautiesi turtingas tais paprastais dalykais, tai yra labai gražu padaryti ir kitą lygiai taip pat šiek tiek turtingesniu. Ir tada gal bus kažkoks toksai noras gyventi, bendrauti, nebijoti, jaustis kaip ir visi kiti, nes labai sunkus laikai yra ne tik ekonominiai, yra labai sunkus ir psichologiniai, ir dvasiniai, ir nuopolių daug, ir tų karų, kas stebi, žinot. Tai kuom galima padėti, tai galbūt šypsena, nedaryti tragedijos, jeigu ir nėra ten žmogui, kaip aš sakau, ką ant stalo padėti, reikia tiesiog sakyti, aš myliu tave tokį, koks tu esi, tu tinki man toks, koks tu esi, aš tiesiog, tu man rūpi. Ir tai yra maistas sielai, ne tik maistas kūnui. Ir man yra labai gražu, kada galima save vesti teisingai, kaip susirinkus po dalelę galbūt, nes kai pagalvoju, kada atsineši vandenį pats, ar ne, tada vertini kiekvieną jo lašą. Ir tai būna tas lašas kitam kaip pagalbos lašas. Tai vat už tai noriu ir pakalbėti ir padėkoti. Ir jeigu, pavyzdžiui, sutiktų gal keletą ir daugiau žmonių, kurie turėtų gal kažką pasisakyti, tai tikrai parašykite man, nes aš tikrai gyvenu aktyvų gyvenimo būdą. Kiekvieną žmogų tikrai stengiuosi suprasti ir mes turime labai daug gražių akimirkų, kada mes trūkumus dengiam privalumais,
kada mes ne tik pažadam, bet mes ir padarom. Šiandien dar sulaukiau, keturios šeimos nori tiesiog važiuoti kartu į tą bažnyčią. Ir aš tiesiog vešias juos. Ir tai yra tokia šiluma, kad tiesiog jinai turi tokia būti. Kažkas tai turi apie tai pakalbėti. Ir jeigu būsiu išgirsta, tai tiesiog esu jums labai labai dėkinga ir tame esu labai laiminga. Tai boso diena ir maisto diena, jos yra abi svarbios, žiūrint, kaip mes į tai pažiūrėsim. Bet aš linkėčiau žiūrėti viską ne pro rožinius akinius, o žiūrėti tiesiog iš savo širdies pozicijos, iš savo dosningumo, iš tokio lengvumo, paprastumo ir paklausyti dainų galima ir tiesiog nenuliūdėti tais rudeniniais vakarais, o tiesiog ieškoti galbūt kažkokios tai savo netgi paskirties, kur galima įprasminti tą dieną ir netgi gal švytinčio akių diena lai būna, jinai yra tokia. Mes kai pradėjom kalbėti labiau apie sveikatą, aš labai save prisiminiau, kaip man buvo, kad tos akys visiškai nebespindėjo. O jeigu jos dabar ir spindi paliestos žmonių gerumu, tai aš tą ašarų tikrai nebijau. Jos yra mano, jos yra tikros ir šią dieną jos yra švytinčios iš laimės, iš džiaugsmo, iš dėkingumo, kad galiu tiesiog nebebūti nei savo, nei kitam našta, kad galiu švęsti šventę su savo katyte. Vakar peržiūrėjau video, kada buvo šokis man su ją netgi namuose, aš tiesiog esu nieko neslepianti, aš tiesiog tiek sulaukiau gražių komentarų, sakė, kaip galima būti tokia išprotėjusiai. Nėra baisu būti išprotėjusiai, jeigu tu tai darai nuoširdžiai ir niekam nekenki, o kaip tik dar būt gal kažką ir pralinksminę. Tai mylėkime save, stenkimės dėl savo gyvūnėlių, matykime plačiau ir bendraukime. O šiaip tai, jeigu atsirastų Mindaugui noras, aš labai liksiu jam dėkinga, nes tas žmogus tikrai gyvena, ir aišku, jis ir šeimą turi, ne bet kokią, holistinis požiūris, tai yra tikrai keičiantis žmogaus likimą. Tiesiog tai būtų didelė motyvacija labai daugeliu kitų žmonių, kada galbūt Mindaugas pasidalintų, kuo jisai gyvena, kaip jisai galėtų pamotyvuoti kitus žmonės. Ir intriga yra tame, kad aš pati susižavėjus buvau labai jo gražiam kojom, nes jisai sportuoja, jisai bėgioja, jisai yra bosas pats savo. Ir mes esam pačios sau bosės ir visi kiti, mes patys sau bosai darom patys savo sprendimus. Tai tie sprendimai, man žiūrint į jį, yra labai teisingi. Yra kaip savo sveikatą gražinanti turėti grįžtamai tokį, tai ką turiu galvoje. Yra šiltnamiai, yra miškas, yra erdvė, yra pirtis, yra, kaip aš sakau, toksai baseinas, plaukimas. Ir tai yra kubilas, tai yra dviratis, tai yra lenktynės, tai yra draivas, tai yra artimos sielos, tai yra kažkoksai tai ralis. Tai jūs neįsivaizduojate, kas tai yra. Tai man yra labai labai daug. Ir kaip žmogui suspėti, ir kaip visą šitą, tai tiesiog neįmanoma man apsakyti. Ir labai norėčiau, kad jis pasidalintų lygiai taip pat, kokius jis vartoja produktus, kad jis taip pat atrodo gerai. Ir lygiai taip pat ir aš dalinuosi, kokią kompaniją nuostabią aš atradau. Kompanija yra grįsta vertybėm, yra sertifikuotas produktas, patentuotas, mokslo pagrįstas, patvirtintas. O kadangi mes tikrai draugaujame su mokslu, tai neapsimelavusi kompanija, nes jau tiesiog dedant į burną tos kompanijos produktus, pajaučiau vibraciją ir žinokite, koks tai yra rezultatas.
Nu, šiai dienai galiu pasakyti, kad Q10, Q fermentas, jis yra labai tikrai ilgai, kol jisai atsirado pasaulyje. Tai švedai tiesiog yra labai daug prisidėję prie šito Q10 Q enzimo atsiradimo, Q fermento. Jis yra mums labai reikalingas, kad mes būtumėm stiprus, kad mūsų širdelė ir raumo funkcionuotų, nes nuo 40 kelių metų šitas nesigamina iš kūno Q fermentas pats. Mums reikia jį įnešti papildomai ir kokį įnešti, kad jis būtų natūralus, kad jisai mums veiktų, kad mes turėtumėm tokias gražias kojas kaip Mindaugas, nes tai yra tikrai, jis gaus parodyti jas, nes jeigu aš prisibelsiu ir prisiprašysiu tą laivą savaitgaliu iš jo, tai žinokit, pamatysite, kokia turi būti taisyklinga raumens kapsulė ir ją suformuoti galima lygiai taip pat su mūsų kompanijos produktų Q10. Nu, tai yra ištvermės, tai yra onkologijos profilaktikai, tai yra kraujotakos stabilizavimui. Nu, čia žinokit, aš neišpasakočiau tiek, ką turi šitas produktas. Nu, tai va ir tiek. Sveikinu visus savo bosus ir pačius save, kaip aš sakau, gali būti pats savo bosas irgi, tai aš esu tik už tai. Drąsinu žmonės atsiskleisti, gyvenimas yra per trumpas, kad mums sėdėti po netekančių akmenių, mums reikia mokėti save išnešti į dienos šviesą, tiesiog parodyti, pasidalinti, padaryti daugiau laimingesnių žmonių iš tikrųjų. Nes taigi taip viskas greitai, kaip aš sakau, atėjo rytas, sutemo ir atėjo vakaras. Ir kaip yra smagu susirinkti, kaip aš sakau, apie save ir produktą, ir jėgą, ir juoką, ir, nu, čia galima daug ką kalbėti. Tai vat nebūkime mes savo abejingi, būkime mąstančios būtybės, geranoriškos, šviesios būtybės. Ir tada susimatom galbūt, ar ne vėl, kaip gal kokį net ir savaitgalį, jeigu bus daugiau norinčių mano žmonių, kurie tikrai norės pasidalinti, aš tikrai pakviesiu. Ir pati mokinuosi prie laivo pridėti daugiau žmonių, tai gal man padės kažkas tai, nes tikrai nesu kažkur tenase ir ilga kasė, nors tos kasos ilgos, bet visą gyvenimą kažko mokausi. Nesu ta tokia labai jau gabi IT srityje, bet technikos srityje esu tikrai gabi. Bet reikia išmokti, reiškia. Tai labai būsiu laiminga, kad vėl prisijungsim ir tiesiog apturėsime labai gražų šventinį savaitgalį, ar ne? Tai dabar paklausom dainos, Mindaugai, mano katytė Ufa ir visi kiti žmonės, kurie švenčiate gimtadienius, kurie turite savo firmas, kurie ir tu, Laurute, gal žiūri, kurie yra bosai ir tikrai ypatingi žmonės, bosai patys savo. Tai tiesiog aš sveikinu šiandieną su ta ypatinga diena. Ir dėkoju jums. Gimėm pačiu laiku. Jei būčiau gimęs prieš 1000 metų, negalėčiau sakyti, kad gimiau per anksti. Žolė ta pati, medžiai tie patys ir laisvės troškimas tas pats. O jei gimčiau po 1000 metų, negalėčiau sakyti, kad gimiau per vėlai. Žolė ta pati, medžiai tie patys ir laisvės troškimas tas pats. Gimiau nei per anksti, nei per vėlai. Gimiau pačiu laiku. Gimiau nei per anksti, nei per vėlai. Gimiau pačiu laiku. Gimiau nei per anksti, nei per vėlai. Gimiau pačiu laiku. Gimiau nei per anksti, nei per vėlai. Gimiau pačiu laiku. Kodėl mes neturime teisės sakyti, gimiau per anksti, gimiau per vėlai. Mes vis atgimstam pačiu laiku, tik mirštam saros per anksti. Gimiau nei per anksti, nei per vėlai. Iki pasimatymo. Gimiau pačiu laiku. Gerom tam nuotaikom atsisveikinu su jumis ir
laukiat galinio ryšio. Susimatysime savaitgalį. Visiems geros rudeninės nuotaikos, šiltų namų, sočių pietų, kaip sakant, ir nebeingumo vienas kitam. Iki, dėkoju Jums, kad buvote kartu ir išlikime patys savo nepakartojami.